Tai labą dieną, sveiki atvykę į Koksą nerimtai antrą epizodą. Šiandien su mumis yra Asta, ūkio dalies vadovė. Labą dieną. Patiena. Tai šiandien mūsų tema yra apie kolegijos istoriją, kolegijos pastatą ir kolegijos vaiduoklį Nadieždą. Tai kada kolegija atsikraustė iš tą pastatą? Kolegija iš Laisvės alėjos į šitą pastatą atsikraustė 2000 metais. Ir jie, kai kraustėsi, reikėjo pagalbos, pasikvietė mane. Tai va 25 metai mes jau čia. Tai per tokį ilgą laiko tarpą čia dirbdama tikrai turėt pastebėti, kad kažkas čia yra netokio, kada sužinojot, kad kolegijui nuvaidenasi, gal taip galima pasakyti. Kad kažkas tai vyksta, iš pat pradžių gal ir nepastebėjom, arba bandžiau tai paaiškinti garsais iš lauko, garsais iš bernelių užeigos. Bet kai pradėjom jau visi dalintis savo įspūdžiais, kad kažkas tai išgirdo žingsnius, kažkas tai matė kažkokius tai šešėlius, tai tada supratom, kad mes jau ne vieni esam. Tai va, o kada sugalvota tokį vardą Nadiežda, nes jis tikrai toks keistas, nematytas, bet kažkaip man labai tinka jam, nežinau kaip net paaiškinti. Tai iš kur tokia atėjo idėja tokiam vardui? Kai rytais dažniausiai pradėdavom dalintis įspūdžiais, kas kažką tai išgirdo, pajuto ar pamatė, tiesiog automatiškai visą tą reiškinį norėjosi kažkaip tai pavadinti ir įvardinti. Ir direktoriaus padėjėjai Renatai, tai tiesiog atėjo pirmas vardas, kuris atėjo į galvą - Nadiežda. Aš bandžiau vakar jos paklausti, kodėl Nadiežda. Sako, neklaus, tikrai nežinau, bet tai pirmas vardas, kuris man atėjo į galvą. Ir tiesiog vieną kartą Nadiežda, kitą kartą Nadiežda ir jau taip ir liko Nadiežda. O vis tiek tokį ilgą laiko tarpą, kai dirbot kolegijoje, gal ta Nadiežda yra kažką patarius, kažkokį nutikimą, linksmą įvykį ar dar kažką? Per tiek laiko tų įvykių tikrai buvo. Kaip man pasakojo žmonės, kurie, sakykime, dirba vakarais, užsibūna pastate. Tai girdi žingsnius, kad vaikšto. Ir tikrai tokius, realius, garsius žingsnius. Valytoja, kai valydavo kabinetus, tiesiog iš niekur nieko jinai valosi vienoj kabineto pusėje. Aha. O kitoj pusėje paima ir nukrenta žvakė arba padėkliukas. Persirengimo kambarį rūbus pasikabina ant kėdės, o kai ateina kažko tai pasimti ar atsigerti arbatos, randa tos rūbus numestus vidury kambario. Nors jinai žino, kad pastate jinai viena, užsirakinusi. Ir logiško paaiškinimo tam nėra, kaip tie rūbai galėjo atsirasti nuo kėdės, sakykime, per 2-3 metrus. Oho, man net šurpuliukai kyla, kaip pasakot, bet viskas, aš niekada daugiau neįsiu viena į rūsį. Tikrai, žinokit, aš jau dirbu 25 metus čia, bet pati niekada neinu viena, jeigu žinau, kad pastate esu viena, niekada neinu į rūsį. Gerai, jeigu eisim rūsį, tai kartu, nes pripasako taip, kad bijau. Bijosim abi tada. Tai bet labai ačiū, kad atėjot, pakalbėjot, kad papasakot savo nuotykius, išgyvenimus ir savo truputį istoriją. Labai ačiū ir labai dėkoju. Prašau. Dėkoju.